Šiame darbe, kuris vadinasi nuorodų žemėlapis, matote savotišką plaukų galaktiką, nes šis darbas sukurtas iš barzdos plaukų imitacijos, iš sintetinių plaukelių, bet pirmieji darbai buvo būtent sukurti iš barzdos plaukų. Tai šis darbas kalba apie meno istorijos bei postmodernistinės praktikas, kuriuose yra naudojama nuorodų taktika. Ir šiuo metu aš skaitau, kad atsirado ant tiek daug nuorodų, kad jau sunku suvokti ir perprasti meno istoriją. Taip pat šis darbas man primena Brako tekstą apie autoriaus mirtį, nes dabartinis autorius pradingsta dabartinėme informacinėme kontekste ir lyg ir nebekuria daugiau unikalių kūrinių, nes jis daro nuorodą nuo kažko tai į kažką tai. Tai šiame darbe kiekvienas menininkas yra atskiras plaukelis visame šiame plote, kurio iš didelės distancijos beveik neįmanoma pastebėti.